Taigi, sveikučiai visi, pagaliau susiruošiau prisėsti į savo filmavimo vietelę ir su jumis paplepėti ir parodyti keletą dalykų, ką užsisakiau internetu. Ir papasakosiu, dėl ko aš jau dabar ruošiuosi ir perku šitus visus daiktus. Tai visų pirma, sveiki visi tie, kurie esate nauji mano kanale, nauji žiūrovai, sveikinu jūs prisijungusius prie mano YouTube'ės kanalo. Tai iš tikrųjų gan senai jau filmavau ir, kaip pastebėjote, keliu šiek tiek rečiau video į YouTube. Taip yra dėja dėl to, kad aš tikrai neturiu daug laiko. Praeitais metais, metų pabaigoje, turėjau net 7 testus ir dabar, kadangi laikau tą savo specialybę 3 metus ir esu jau įpusėjusi, man yra labai sunku surasti viskam laiko ir aš tikrųjų labai daug ir sportuoju, ir einu į sporto salę. Turiu ir namuose apsitvarkyti, ir maistą pasigaminti, ir pagaminti savo sūnui maistą. Mes su draugu iš tikrųjų pasiskirstom užduotimis ir pas mus nėra taip, kad aš viską viena darau, bet vis tiek man yra sunku viską suderinti ir iš tikrųjų filmuoti ir su jumis plepėti, ar rodyti, ką aš nusipirkau, ar maisto produktus kažkokius įrodyti. Ir šiaip kažką filmuoti man yra labai smagu ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kai aš turiu tam laiko. Bet tikrai labai daug laiko užtrunka, kol aš filmukus suredaguoju, todėl man tiesiog nepavyksta jų taip dažnai kelti. Tai atsiprašau už tai, kad aš dabar ne taip dažnai keliu video. Tai aš ruošiuosi jau atostogom, žinokit. Ir iš tikrųjų mes jau esame užsisakę, kaip ir užsisakę, išsinuomoję, kaip ir butą Korsikoje. Mes važiuosim šiais metais vėl į Korsiką. Buvome Korsikoje prieš 5, man atrodo, metus. Mums labai patiko ir šį kartą norime vėl į Korsiką. Tenai šį kartą negavome visos vilos su privačiu baseinu, bet šį kartą mes įsinuomojame tiesiog tokį kaip butelį, tokiame kaip viešbutį. Tai nėra visiškai viešbutis, ten tokios yra keliose pastatuose. Aš nemoku jums paaiškinti, gal aš tiesiog įdėsiu čia nuotrauką kur nors arba čia. Ir galėsite patys pamatyti, ką aš turiu omeny. Bet tenais, tuose butuose, tenais yra ir virtuvė, galima patiems darytis pusryčius, ir ten nereikia eiti kažkaip nuo 8 iki 11 ar iki 10 pusryčiauti. Tu gali pats nuspręsti, kada tu pusryčiausi ir taip toliau. Ir yra bendras baseinas, ko man iš tikrųjų nelabai reikėjo. Aš nesu tenais labai kažkokia tai mėgėja bendruose baseinuose maudytis. Bet kas yra gerai, mes būsime apsistoję prie pat jūros. Aš pradėjau jau dabar žiūrinėti outfitukus ir pirktis drabužius būtent atostogom, bet tai žinoma, ne tik tai atostogom drabužiai bus ir vasarai, aplamai nešioti, bet koncentruojasi dabar būtent į atostogas, kad tikrai turėčiau ką gražaus apsirengti. Ir dabar jau nebenoriu daugiau tempti gumos ir su jumis ištisai čia apie tai kalbėti. Noriu iš tikrųjų pradėti jau rodyti, ką aš nusipirkau. Tai galbūt pirmiausia pradėsime nuo ASOS. Iš tikrųjų jau esu atidarius ir pasimatavus tas visas sukneles, sakau sukneles, nes susisakiau net 4 suknelės, žinokit. Ir mano tikslas nebuvo jas visas pasilikti, aš tiesiog galvojau, užsisakysiu, dabar pasimatuosiu ir kurios netiks, tiesiog siųsiu atgal. Tai aš jas esu visas jau išpakavusi, jos yra čia maiše, nes aš tiesiog norėjau jas turėti vienoje vietoje, kad galėčiau jums greitai parodyti. Tai pradėsime nuo šitos suknelės. Ir aš tikiuosi, kad jūs gerai viską suprasite. Šita suknelė iš tikrųjų jinai yra labai įdomi, nes jinai turi tokius šniurelius, tokius kaip dirželius. Čia galima vieną, pavyzdžiui, šitą dirželį persikišti. Va čia va, tenais yra tokia skylutė ant šono. Ir yra kitoj pusėje kitas dirželis, su kurio va apsigaubė tiesiog ir susiriša šone tą suknelę. Aš jau negaliu jos labai normaliai dabar parodyti, bet nugaros pusėje, palei užpakaliuką, yra tokia įsiūta medžiaga, kad nepersimat. Tai, o priekyje yra viskas, priekyje ir viršai yra tokia plonesnė medžiaga. Nugara bus tokia labiau permatoma, bet man atrodo, kad nesimatys ten, nes aš kūno spalvos liemenėlę būsiu įsidėjusi. Čia pirkau iš ASOS, bet ASOS, kadangi turi visokiausias įvairiausias firmas drabužių, tai čia būtent yra suknelė iš Berškos, čia yra XS dydis. Ir aš numesiu jums čia kur nors ant modelio, kaip atrodo, ir kainą įmesiu, kiek aš mokėjau. Beje, suknelės buvo seilė, tai jos buvo nukainuotos, dėl to ir pirkausi. Ir iš tikrųjų netgi pasiūlyčiau tiems, kurie planuojatės jau iš anksto atostogas,
Arba norite galbūt tiesiog vasarinius drabužius įsigyti pigiau, tai pirkite tiesiog ne sezono metu, žiemą ir tikrai apsimokės, nes šitos suknelės man tikrai daug nekainavo. Tai va, viena būtų suknelė. Eikime prie paprastesnio modelio. Tai yra tokia medvilninė. Ir čia va priekyje, aš tikiuosi, kad jūs gerai matot ir kad sufokusuoja. Čia va priekyje yra toks kaip ir šniurelis. Čia yra taip suraukta ir va tokios rankovytės. Ir man visai patiko spalva. Tai va, ir šita suknelė, jinai yra iš pačios būtent ASOS modelio, ASOS dizaino. Pasiėmiau štai tokią suknytę. Čia jau jinai yra tokia labiau viskozė galbūt, aš net nežinau tiksliai, kas čia per medžiaga, bet nesijaučia taip, kaip būtų visiškai medvilnė. Taip, čia yra 100% viskozė. Jinai tokia yra labai lengvutė, labai tokia plonytė, bet nepermatoma. Ir aš iš pradžių galvojau, kad jinai man bus šiek tiek per didelė, bet žinokit, nes čia yra 36 dydis. Bet žinokit, aš pasimatavau. Štai kaip jinai atrodo. Jin tokia visiškai paprastutė, turi čia šone užtrauktuką ir čia priekyje turi tokias sagutes, jų nelabai gal dabar matosi, jos atrodo kaip medinės ir turi tokia šiek tiek, tai va, iškirpta yra, tokį trikampiuką turi. Paskutinė suknelė tai yra, žinokit, highlight iš tų suknelį, nes jinai yra tokia žiauriai faina. Žinokit, aš net nesitikėjau, kad aš tokią suknelę už tokią kainą rasiu, nes jinai yra tikrai labai geros kokybės ir atrodo labai gražiai ir atrodo labai puošniai, bent jau man. Ir žinokit, ją galima net be liemenuko nešioti, nes jinai tiesiog, aš parodysiu. Ir jinai beje yra tokia gan sunkoka. Tai štai kaip jinai atrodo. Štai. Jinai tokia labai fainos medžiagos ir jinai tokia, čia va, tokie raukinukai, jinai turi pamušalą, jos rankovės yra labai gražios, tokios pūstos, kaip matot, ir čia yra tokie suraukti ir jos yra tokios permatomos. Priekis yra surauktas va čia va, kur krūtinė eina ir va čia va yra tokia guma, kuri labai smarkiai įleminuoja. Ir kas žiauriai gražus šitoj suknelį yra tai jos nugara. Pažiūrėkit, nugara yra visiškai nuoga ir ant nugaros yra tokie, laukit, štai tokie šniureliai. Čia ją būtinai reikia man apsidėti, kad jūs galėtumėt pamatyti, kokia tai yra suknelė. Jinai yra labai geros kokybės, nes jaučiasi, kokia jinai yra sunki ir kai ją užsidedi, jinai tiesiog, aš nemoku paaiškinti, žiauriai gerai jaučiasi ant odos ir jinai yra visur, yra dviguba medžiaga, išskyrus ant rankovių, kurios yra žiauriai fainos. Žodžiu, jeigu aš tą suknelę sugalvosiu pasimatuoti, tai matysite būtent dabar, kaip aš jas jums pristatau ir parodau. Tai štai kaip atrodo mano pirmoji suknelė. Štai kaip atrodo. Iš tikrųjų labai esu patenkinta. Ir rankovės yra tokios šiek tiek papūstos, man labai iš tikrųjų patinka. Čia va, kaip jau minėjau, užsiriša tie tokie kaip dirželiai. Štai kaip atrodo iš nugaros. Iš tikrųjų visiškai net nepersišviečia niekas, kas yra labai fainai. Tik šią suknelę tikrai pasiliksiu. Dabar eikime prie kitos suknelės. Štai kaip atrodo antra suknelė, tai jau kaip ir sakiau, jinai yra gan paprasta, medvilninės medžiagos, trumpa. Čia ties krūtinė, kaip matote, yra toks raukimas, čia yra šniureliai. Štai kaip atrodo iš nugaros. Labai maloni medžiaga. Gerai, dabar matuojamės kitą suknelę. Štai kaip atrodo trečia suknelė. Kaip jau sakiau, jinai yra šiek tiek man laisvoka, bet jinai vis tiek, mano manimu, atrodo labai gerai ant manęs ir jau, kaip ir minėjau, čia turi tokį kaip ir trikampį. Tai štai kaip matot, čia yra toks kaip ir iškirpimas ir čia yra tokios 3 sagutės. Ir štai kaip atrodo iš nugaros. Na, o dabar eikime prie paskutinės suknelės.
Tai kaip matote, spalvos yra tokios paletinės, subtilios, jinai nėra labai, kad būtų ryški, kaip ir kitos visos suknelės, iš tikrųjų nėra jos labai ryškios. Tai štai kaip atrodo ši suknelė. Ir kaip jau sakiau, čia yra toks kaip ir toks kaip sutraukimas ties liemeniu, kad labai atrodo fainai liemuo iš tikrųjų, toks yra kaip įleminuota jinai labai. Ir čia šitoje vietoje irgi yra dviguba medžiaga ir labai fain dėl to, kad nereikia dėtis jokio liemenuko ir tikrai nesijaučia, kad esate be liemenuko. Ir rankovės yra labai fainos, kaip matot, tokios irgi labai lengvutės ir aš jas šiek tiek užsikėliau į viršų, tam, kad jos atrodo dar pustesnės, nes man taip gražu. Dabar parodysiu jums, kaip atrodo suknelė iš nugaros. Žodžiu, nugara yra visiškai nuoga ir čia yra tie šniureliai, čia susiriša. Gal parodysiu šiek tiek iš arčiau. Labai fainai. Ir jinai turi tokią dvigubą medžiagą ir pati medžiaga yra labai lengva ir labai fainai juda. Gerai, o dabar einame toliau prie kitų pirkinukų. Tai galvojau užsakyti iš tokios firmos, jinai yra angliška, iš kurios užsakiau bliuzoną ir šortus, treninginius šortukus, būtent vasarai. Tai dabar atidarysiu kartu su jumis, nes iš tikrųjų vakar atėjo, tai aš net neatidariau. Laukiau tinkamų momento, norėjau su jumis tiesiog parodyti jums savo pirmąją tą reakciją. Maišelis atrodo štai taip. Tai čia yra šita firma būtent, kaip parodyta ant maišelio. Aš nežinau, ar jūs ją jau žinote, bet gali būti, kad jau ją matėte, pastebėjote Instagrame ar Facebook'e. Tai dabar atidarysiu. Tai va. Tai žiūrime, ką čia turime. Šiaip tai buvo, žinokit, labai daug spalvų. Labai yra pasirinkimas didelis spalvų ir aš tikrai net neįsivaizdavau, ką man imti. Iš pradžių galvojau, imsiu į viską juodą, paskui norėjosi man tokios kreminės spalvos, bet kreminės spalvos aš jau turiu. Šortukus ir bliuzoną iš Lietuvos susisakius. Treninginį tokį kaip kostiumėlį. Ir šį kartą pasiėmiau, žinokit, tokios įdomios spalvos. Ir štai kaip atrodo, iškart parodau jums. Nes jinai tokia yra kaip žalia, kaip pilka, kaip smėlinė. Safari, man atrodo. Sakau, labai fainas spalva, labai man patiko iš tikrųjų. Ir pažiūrėkit, čia yra tas užrašas, būtent jų firmos. Jų firmos užrašas va čia va pačia baltai. Ir labai faina guma, labai faina ir tvirta guma. Ir viduje yra tas pukelis. Labai maloni medžiaga, labai žinokit. Ir va kišenės yra labai gilios. Nu, tikrai matosi, kad kokybė. Aišku, kaina buvo nemaža. Tikrai. O dabar eikime būtent prie bliuzono. Tai tas bliuzonas yra iš tikrųjų labai fainas. Aš šiaip tai mėgstu labai tokius basic bliuzonus, bet man antiek jisai patiko. Ir jisai yra jau iš savęs oversized. Aš tikiuosi, kad man jisai nebus labai per didelis, nes iš tikrųjų, man atrodo, kad šį bliuzoną aš pirkau šiek tiek nukainuotą. Tai 10 eurų pigiau jisai kainavo ir nebuvo kito dydžio išskyrus M. Ir jo, tai štai kaip atrodo, dabar aišku saulė biškį šviečia ant bliuzono. Tai jisai labai atrodo platus ir didelis. Štai rankovės, man iš tikrųjų labai patinka, nes rankovės būtent tokios kaip pūstos. Ir pažiūrėkit, kokia yra nugara. Ta prasme, kapišonas labai didelis, man labai patinka kapišonas. Yra ant visos nugaros tiesiog užrašyta jų firma, jų firmos pavadinimas. O šiaip tai jis yra visiškai basic. Tai labai džiaugiuosi, nes labai faina medžiaga. Žiauriai faina medžiaga. Tai aš tikiuosi, kad manęs gerai atrodys. Ir jeigu aš pasimatuosiu, tai parodysiu jums iš karto, kaip atrodo. Tai va. Tai štai kaip atrodo. Rodysiu dabar tiesiog kaip atrodo šortukai. Blemba, saulė vėl lenda. Nu, žodžiu. Tai šortukai atrodo štai taip. Štai. Ir bliuzonas. Jis yra tikrai labai oversize, galiu pasakyti. O, man plaukai. Labai fainos rankovės. Labai fainos rankovės. Dabar esame, pažiūrėkit. Jos yra antiek pūstos, kas man žiauriai iš tikrųjų patinka. Man žiauriai patinka. Čia yra tokia kaip kišenė.
Ir blizonas pats yra tikrai labai oversize. Tai va taip atrodo jisai, bet aš aišku nešiosiu va tai va. Ir toks kostiumėlis. Štai kaip atrodo iš nugaros. Labai patinka. Čia kokį vasaros arba pavasarį, pavyzdžiui, kai nėra labai šilta, bet ir nėra šalta, kai galima šatukų susidėti, bet ant viršaus noris kažkokio blizono, tai tikrai labai tiks. Ir beje, tą blizoną galima nešioti su viskuo, su timpom, su džinsais, su beliam kokiom kelnėm. Ir jo, man labai patinka ir medžiaga labai patinka ir jau, kaip sakiau, blizonų esu labai patenkinta ir šortais lygiai taip pat. Tai vat tokie pirkinukai, aš labai tikiuosi, kad jums patiks šis video ir aš labai tikiuosi, kad aš galėsiu jau rytoj ar šiandien jį suredaguoti ir jums įmesti. Ir labai atsiprašau tikrai, kad aš galiu taip dažnai jums įkelti video ir beje, aš radau po savo paskutiniais video labai gražius komentarus. Labai ačiū tikrai jiems, kurie iš vis komentuojate ir tokie komentarai man yra kažkas tai tokio. Ta prasme, aš jaučiuosi labai gerai ir tiesiog noras tada atsiranda didesnis kurti ir žinau, kad tikrai nebereikalo viską darau. Aišku, darau ir dėl savęs, kad aš paskui vėliau galėčiau pasižiūrėti tos video ir tiesiog atsiminimą kažkokį turėti. Bet žinoma, darau tai ir dėl jūsų ir žinau, kad jūs laukiate mano video ir būtent kai perskaitau tokius komentarus, man labai gero pasidaro. Todėl labai dėkoju jums už tai, kad rašote komentarus ir labai ačiū, kad mano būtent kanalą prenumeruojate, kad mane žiūri, kad mano kanalą stebite, kad laukite mano video. Jei kas manęs nesekate Instagrame, aš pasidalinsiu savo Instagram, galite mane tenai pasekti, nes aš tikrai tenai šiek tiek dažniau keliu kažką tai rodau iš ar maisto kažkokį, kokį aš gaminuosi, šiaip iš sporto. Šiek tiek rodau savo visus rezultatus, nes dabar, kaip jau ir minėjau, stengiuosi tikrai reguliariai, bent jau, nežinau, 4 kartus per savaitę nueiti sportuoti. Ir tai jeigu manęs nesekate Instagrame, tai būtinai pasekite. Ir labai ačiū už jūsų dėmesį. Linkiu gražios savaitės, gražaus savaitgalio ar tiesiog gražios dienos. Būkite sveiki, laimingi ir iki kito mano video. Ate.